Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Taip, susirinkusių Vaišnavų šešininkai Gaučanos Šilas Prabhupados nuomonė. Mes tęsime skaityti Šrimad Bhagavatam. Šiandien skaitom iš antros skyriaus, kuris vadinasi Dieviškumas ir dieviškoji tarnystė, 23 tekstą. Sattvam Rajas Tama Iti Prakritir Gunas Tair Yukta Paraha Purusha Ekam Ihasya Khate Sthiti Adaye Hari Virichi Hareti Samyak Shriyamsi Tatra Kalu Sattva Tanur Nrinam Syuh Sattvam Rajastama Iti Prakritirgunastar Yukta Para Purusha Eka Ihasyat Hate Yadaye Hari Virinchi Kareti Samya Shriyamsi Tatra Kalu Sattva Tanur Nrinam Syuh Sattvam Dorire Raja Aistra Tama Neišmanymo tamsa Iti Taip Prakriti Materialios gamtos Guna Ypatybės Tai su jomis Yukta susijęs Para transcendentinis Purusha asmuo Eka vienas Iha asya šio materialaus pasaulio Hate priima Sthiti adaye kūrimui, palaikymui, naikinimui ir panašiai. Hari Višnu Dievas Mo Virinčiai Brahma Hara Viešpats Šiva Iti Taip Sangya skirtingais aspektais Šrėjamsi didžiausia nauda Tatra čia Kalu žinoma Sattva iš dorybės Tano pavidalu Nrinam žmogaus Syų gaunam Dieviškos malonės Eisi Bhaktivedanta Swami Šrilas Prabhupadas Maharadžo vertimas ir komentarai. Transcendentinis Dievas Muo yra netiesiogiai susijęs su trimis materialiomis gamtos gunomis – aistra, dorybė ir neišmanymu. Ir tam, kad būtų sukurtas, gyvuotų ir žūtų šis pasaulis, jis įsikūnija trimis kokybiškai skirtingais pavydalais, kaip Brahma, Višnu ir Šiva. Iš jų žmonėms didžiausią gėrį gali suteikti Višnu dorybės pavydalas. Komentaras. Jau sakyta, kad reikia atsidavimu tarnauti viešpačiui Šri Krišnai, įsikūnijančiam savo pilnavertėmis dalimis. Ir šis posmas tai patvirtina. Viešpats Šri Krišna ir jo pilnavertės dalis tai Višnu Tata. Viešpats Dievas
Iš Šri Krišnos pirmapradis radosi Baladeva, iš Baladevos Sankaršana, iš Sankaršanos Narayana, iš Narayanos antrasis Sankaršana, o iš jo Višnu Puruša avataros. Višnu, dorybės dievybė materialiame pasaulyje, yra Puruša avatara, žinomas Širodakašai Višnu arba Paramatmos vardais. Brahma tai Radžaso aistros, o Šiva neišmanimo dievybė. Kiekvienas jų vadovauja vienai iš trijų materialaus pasaulio ypatybių. Pasaulis randasi iš Višnu kilnumo, o kai jį reikia sunaikinti, tai padaro viešpats Šiva, šokdamas Tandava Nritya. Materialistai garbina Brahmą, o neprotingi žmonės Šivą. Tuo tarpu gryni transcendentalistai garbina dorybės pavidalą Višnu įvairiais jo aspektais. Višnu apsireiškia milijonais ir milijardais sudėtinių ir atskirtų pavidalų. Sudėtiniai pavidalai yra Dievas, o atskirtieji gyvosios esybės džyvos. Ir džyvos ir Dievas turi savo pirminius dvasinius pavidalus. Džyvos kartais pakliūva materialiosios energijos valdžion, tačiau Višnu pavidalai visada patys kontroliuoja šią energiją. Kai Dievo asmuo Višnu ateina į materialų pasaulį, jis ateina tam, kad išvaduotų sąlygotas gyvas esybės pakliuvusias į materialiosios energijos valdžią. Gyvosios esybės ateina į materialų pasaulį, nes nori jame viešpatauti. Ir čia pakliūva į trijų gamtos dūmų pinkles. Dėl šios priežasties gyvos esybės yra priverstos keisti savo materialų apvalkalą ir atlikti skirtingos trukmės bausmes. Materialaus pasaulio kalėjimą Dievo asmeniui nurodžius sukūrė Brahma, o kalpos pabaigoje jį sunaikina Šiva. Ir kaip valstybė išlaiko valstybinius kalėjimus, taip lygiai šio kalėjimo išlaikymu rūpinasi Višnu. Todėl tas, kuris nori ištrūkti iš materialaus pasaulio kalėjimų, kur viešpatauja kančios, gimstama, mirštama, sergama ir senstama, turi patenkinti viešpatį Višnu. Vienintelis būdas garbinti viešpatį Višnu su atsidavimu jam tarnauti. O tas, kuris ir toliau ketina kalėti materialiame pasaulyje, te prašo pusdievių Šivos, Brahmos, Indros, Varūnos ir kitų pagalbos laikinai palengvinti savo gyvenimą. Tačiau joks pusdievis negali išleisti sąlygotos gyvos būtybės iš materialaus pasaulio nelaisvės. Tai te gali padaryti Višnu. Štai kodėl didžiausio gėrio te galime tikėtis iš Višnu Dievo asmens. Satvam rajas tama iti prakritir gunasta yukta parak purusha eka syadate skitjada ye gari vinchi kareti samgya šejam sitatra kalu sattvatanandinamsiu. Transcendentinis Dievo asmuo yra netiesiogiai susijęs su trimis materialios gamtos gumomis. Aistra, dorybė ir neišmanymu. Ir tik tam, kad būtų sukurtas, gyvuotų ir žūtų šis pasaulis, jis įsikūnija trimis kokybiškai skirtingais pavidalais. Kaip Brahma, Višnu ir Šiva. Iš jų žmonėms didžiausią gėrį gali suteikti Višnu. Dorybės pavidalas. Oma gyana timirandasya agananjana šalakaya čakšurunmilitam jina tasmai Šri Gurave namaha. Šri Chaitanya manobhishtam statitam jena bhutale svayam rupa kadamagyam tadati sva padantikam vandegam
Shri Guru Shri Yuta Padakam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathavitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Amritanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutade Pranamani Pari Vacha Kalpa Tarubheshcha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vacharam Am Mangati Guru Yatri Panta Mahamadhi Shri Gurudev Nantaranam Paramananda Madhavu Shri Chaitanya Vishwaharam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Niranjana Swami Namini Anagata Prayasena Prabhupadasya Tushtaye Sankirtana Prabhutata Igate Guru Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavani Ashatyam Dishitari. Taip mes toliau nagrinėjame pokalbį tarp Sutos Gosvamio ir Naimisharanės miško tarp išminčių, kur susirinko Naimisharanės miške ir kurie uždavė klausimus apie tai, koks yra didžiausias gėris gyvai būtybei gyvenant materialiam pasauliu. Ir Suta Gosvamis atpasakoja jiems tai, ką išgirdo kitame susirinkime, kur buvo susitikę kiti išminčiai ir kur kalbėjo Maharadža Parikšitas, uždavė klausimus Šukadevui Gosvamiui. Ir Suta Gosvamis paaiškino, kad didžiausias gėris gyvai būtybei, būnant materialiame pasaulyje, yra klausytis transcendentinių žaidimų, kuriuos atliko aukščiausias Dievo asmuo Viešpats Šri Krišna. Tai yra pats didžiausias gėris. Nes klausymasis žaidimo apie Viešpatės padarytus stebuklingus darbus gyvos būtybės širdis valosi. Viešpats būdamas širdyje kiekvienos gyvos būtybės, kada pas žmogų atsiranda noras klausytis, išklausyti Vasudevo žinią, Viešpats pats asmeniškai pradeda valyti gyvos būtybės širdį. Ir tada įsigali meilės tarnystė Viešpačio. Dėl to posmas prieš tai buvo, todėl nuo neatmenamų laikų visi transcendentalistai su dideliu džiaugsmu atsidavę tarnavo Viešpačiui Krišnai, Dievo asmeniui, nes atsidavimo tarnystė gaivinamai veikia savąjį aš. Ir sekančiam posme paaiškina, kad materialų pasaulį sukūrė aukščiausias Dievo asmuo ir paaiškinama kodėl.
Ir paaiškinama trumpai, kaip viešpats sukūrė šį pasaulį ir kaip jis įvaldo. Kad viešpats valdo šį pasaulį 3 materialios gamtos gūnų pagalba. Tai yra Mahatatva, tai yra Prakriti, tai yra amžina viešpatės energija, išorinė viešpatės energija. Ir jinai susideda iš 3 gamtos gūnų: dorybės, aistros ir neišmanymų. Tama gūna, Radža gūna ir Sattva gūna. Gūna galima išversti kaip virvė arba kokybė. Tai yra tai, kas suriša gyvą būtybę. Mums net sunku įsivaizduoti, kaip taip įmanoma, ne? Bet tokios yra nematomos virvės, kurios tampamos. Ir tas gūnas mes įsileidžiame savo gyvenimą per tai yra jausmų pagalba. Mes esam dvasinės sielos, mažos kibirkštelis, kaip Šrila Prabhupada komentarė sakė, kad Višnu apsireiškia milijonais ir milijardais sudėtingų ir atskirų pavydalų. Sudėtiniai pavydalai yra Dievas, o atskirtieji gyvos esybės, dživos. Tai iš tikrųjų mes ir esam tos atskirtos gyvos esybės, dživos. Ir Šrila Prabhupada sako, Dievas ir dživos turi savo pirminius dvasinius pavydalus. Dživos kartais pakliūva materialios energijos valdžion, tačiau Višnu pavydalai visada patys kontroliuoja šią energiją. Mes esam Tataska šakti. Tataska šakti tai yra paribio energija. Dėl to čia sako, kad kartais gyvos būtybės pakliūva materialios energijos valdžion. Taip sudomina iš karto, kaip tai kartais, ne? Tai ką, ne visada pakliūva. Pasirodo, kad iš tikrųjų materialios energijos valdžion pakliūva nedidelis kiekis gyvų būtybių. Todėl, kad dvasiniam pasaulyje gyvena Nitya Siddhos. Nitya Siddhos tai yra amžinai išvaduotos sielos. Tai yra sielos, kurios be perstojo tarnauja viešpačiui. Kaip sakykime, dabartiniai visuomeniai yra dori žmonės, ne, ir yra sukčiai. Taip? Tai sukčius policininkai gaudo, taip, tai ką su jais daro? Uždaro į kalėjimą. Taigi taip, ir mes matom, kad nusikaltėlių yra nedidelė dalis. Taip? Praktiškai vienaip ar kitaip. Čia labai grubus pavyzdys, todėl kad materialiam pasaulyje visi yra sukčiai. Vienaip ar kitaip. Daugiau ar mažiau mes visi meluojam, daugiau ar mažiau mes apgaudinėjam, darom nuodėmes. Ir visa tai kyla iš ahankaros. Tai būtent iš sutapatinimo save su šito kūnu. Ir tai yra pati subtiliausia energija, materiali energija, kuri gaubia gyvą būtybę. Kai mes ateinam į materialų pasaulį, gyvą būtybę, turinčią savo dvasinį pavydalą, mes turim savo dvasinį pavydalą, kuris vadinasi svarupa, jis yra suspaudžiamas, mes padarėme labai mažiukai. Ir ant mūsų dvasinio pavydalo yra uždedamas netikras ego, po to intelektas, protas, jausmai. Ne? Ir mes šitą pasaulį matom iškreiptai. Ir ką mes bedarytume, kol mes nesam savo dvasiniam stovi, kol mes nežiūrim į pasaulį per dvasinę prizmę, mes negalim matyti realybės. Ne, kaip kalbėjome, kad su akiniais užsidedam
raudonus ar mėlynus akinius, pasaulis mūsų rodo. Ir kaip mes besielgtume, ką mes bedarytume, mes matom šį pasaulį. Dėl to ir Šrila Prabhupada dažnai sakydavo, kad pirmas žingsnis dvasiniam kely tai yra suvokti, kad mes nesam šitas kūnas. Yra pats pirmutinis žingsnis. Ir Bhagavad Gita, jeigu mes pastudijuosim, tai yra vadovėlis, tai yra abėcėlė dvasinio gyvenimo. Ir Bhagavad Gita visa sutelkta į tai, kad gyva būtybė suvoktų, kad mes šitas kūnas, kad yra dvasinė siela, Dievo dalelytė, ir atstatytų savo santykį su juo. Ir pateikiami įvairūs procesai, kurių dėka žmogus, gyva būtybė, gali sutelkti savo mintis į viešpatį ir grąžinti savo tikrą dvasinę prigimtį. Ir čia, kaip sako, ir Dievas, ir gyva būtybė ateina į materialų pasaulį. Tačiau Dievas, kad ateina į materialų pasaulį, jisai nekeičia savo kūno, nekeičia savo formos. Jis ateina toks, koks jis yra. Ir jo niekad neįtakoja materiali energija. Jis visą laiką laisvas. Kaip, pavyzdžiui, kalėjimo viršininkas ateina į kalėjimą, bet jis randasi tuose pačiuose pastatuose, tačiau jis yra laisvas. Jis bet kada gali išeiti iš to kalėjimo. Ne? Gyvos būtybės, sakykime, nusikaltėliai, kaliniai, jie negali išeiti iš kalėjimo. Irgi taip ir aukščiausias Dievo asmuo, kai ateina į materialų pasaulį, jis kartais elgiasi kaip paprastas žmogus. Ir dažnai ir palaiko paprastų žmogų. Ir padaro daug nusikaltimų jo atžvilgių. Pavyzdžiui, kai Krišna buvo prieš 5000 metų, demonai net negalėjo patikėti, kad tai Dievas. Kai kurie net ir tikėjo, bet aš vis tiek stipresnis, aš vis tiek galingesnis. Ne? Ir tokiu būdu save nustumdavo į tolimiausius visatos kampelius. Ir iš tikrųjų materialų pasaulį gyvos būtybės ateina čia tik dėl vienos priežasties, tai yra dėl noro viešpatauti. Tai yra užimti Dievo padėtį. Ir tos gyvos būtybės, kurios pavargo nuo šitos apgailėtinos padėties, jie atsisuka į Dievą ir pradeda su meile ir atsidavimu tarnauti. Ir šitam posme sako viešpats, kad Suta Gosvami sako, kad Dievas šį pasaulį, Dievas pasidalina į 3 dievybės, tai yra į Brahmą ir į Šivą, įsikūnija 3 kokybiškai skirtingais pavidalais, kaip Brahma, Višnu ir Šiva. Ir viešpats Višnu, jis kaip yra gyvenantis Šudhasatvoje, tai yra tyroj dorybėj, jis yra atsakingas už dorybės gūną. Viešpats Brahma atsakingas už aistrą, jisai atsakingas už kūrimą, ir viešpats Šiva atsakingas už naikinimą, tai yra tamagūną. Tai vat mes galim ir pastebėti savo gyvenimą ir pamatyti, kaip tos gūnos veikia mūsų gyvenime. Jeigu mes kuriam kažką, tai yra tokia kūrybinė energija, ne? Menininkai, ne? Ten architektai, dar kažkas, ne? Statybos, kažkokios planai. Tai rodo, kad žmogų veikia aistros gūna labai stipriai. Ne? Jeigu žmogus laužo viską, vaikai kaip paima, ne, kažką, mašinėlės, žaisliukus, ateina tėvelis savo sulūžo, pats paima ir sulūžo, ir sulūžo. Neišmanimas, jau sako, vaikai praktiškai visi neišmanimas. Dorybės pagrindinė savybė palaikymas. Ne?
Tai palaikyti tai, kas yra sukurta. Pavyzdžiui, namą pastatyti yra vienas dalykas, bet vat jį palaikyti yra visai kas kita. Taip, todėl, kad namas ir pradeda po trupučiuką griūt, jį reikia remontuoti, jį reikia perdažyti, jį reikia šildyti, prižiūrėti. Ne? Ir tai yra sudėtingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad juo reikia ilgą laiką rūpintis. Tai nėra vienos dienos darbas. Namą pastatyti trunka, kiek, mėnų, 2, 3, kiek, pusę metų. Ir viską. Pastatė ir viską. O pildorybė, po to visą tai yra palaikyti. Lygiai taip irgi šeima. Sukurt šeimą, tai nėra sudėtinga. Tai nuėjai, pakrapėje ten vandeniukų, ten žengnoja, žiedukus uždėt, viskas. Ir viskas, atrodo, jau tom ir baigėsi. Ne? Čia tik tai buvo aistros buvo. O toliau turi būti dorybė. O dorybė palaikymas, geri santykiai, ne? O paprastai jau po to jau taip sudėtinga. Tas santykis jau palaikyti, nes iki tol vienas ir kitas stengiasi. Kas čia veda? Pažįstama, ką sakau. O tada, viskas jau. Čia mano žmona, mano vyras, ir tai, kai jau mano, tai niekur nepabėgs, tai stengtis nebereikia. Pasirodo, stengtis reikia taip, kaip ir stengiasi iki to. Ir dėl to ir duodamos pareigos. Vedos aprašo, kokios yra vyro pareigos, kokios yra moters pareigos. Žmonės iki šiol gyvena ir pykstasi, mušasi, barasi, o visa tai vyksta vien tik tai dėl to, kad žmonės nežino pareigų. O kai tik ateina barniai, pykčiai, stop. Kažkuris tai iš šeimos narių nebeatlieka savo pareigų. Ne čia pabartis. Ten išlieti tas emocijas, norisi mus nesusimušti, pasiūst kažkur tai. Bet realiai, stop, pasižiūrė, paprastai būdu. Nebeatlieka savo pareigos. Bet kuris pirmas pradėjo, čia jau net prasmės net ir gilintis. Materialus pasaulis pastovi. Tai palaikyti tos gerus santykius yra dorybė. Sukurt tos santykius. Ir tai yra sudėtingiausia. O tam, kad palaikyti tos santykius, reikalingos žinios. Taip, ir žinios ateina kur? Žinios? Sattva guna, dorybė. Kada žmogus aprinsta, praktiškai, žiūrėkit, jeigu mes ramiai būsime, net jeigu mes kažkur ir neskaitam, bet mes pagalvojame apie kažkokią tai situaciją, kaip čia reikėtų pasiekti. Pavyzdžiui, nėra draugų, su kuo aš galėčiau pasitarti. Ir jeigu tikrai ramus protas, atsisėdi ir tu gauni viduje atsakymus. Tai pasielk, ne? Iš tikrųjų, tai mes susiliečiam vėlgi su dorybės gūnos šeimininku, su viešpačiu Višnu, kuris yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Bhagavad Gitoj Krišna sako, aš duodu atmintį, užmarštį ir žinojimą. Iš manęs ateina intelektas. Intelektas tai irgi yra energija. Ir ta energija irgi labai subtiliai yra. Ir tai yra energija, kuri paskatina suprasti, suvokti daiktus tokius, kokie jie yra. Jeigu mes gyvenam dorybėj, jeigu mes teisingai maitinamės, jeigu mes teisingai miegam, teisingai dauginamės, teisingai bendraujam su gamta, su aplinka, su žmonėms, su Dievu, tai tos žinios jos pastoviai mums girdimos, yra kontaktas su Dievu. Ir pradžioje gal sudėtinga, kol mes aistros būna, kol mus motyvuoja mūsų darbo rezultatai. Aistros būna, žmogus jisai trokšta, jis gyvena rezultatais, troškimais gauti kažką. Ir visas darbas yra motyvuotas rezultatais. Aš dirbu ir įkvėpimas tam darbui man ateina iš to, iš suvokimo, kad aš gausiu kažką. Bet dorybėj, žmogus dorybėj, jis džiaugsmą gauna ne iš rezultato darbo, o jis gauna iš pačio darbo džiaugsmą. Jis daro ir jis patenkintas to, ką jis daro.
jeigu jis daro teisingus dalykus. Dėl to ir klausia, kaip mums suprasti, kasgi mums skirta, ne, pagal mūsų gūną, pagal mūsų psichofizinį stovį. Tai sakoma, tas darbas, kurį mes galim ilgai dirbti ir nepavargstam, vadinasi, tai yra mūsų. Bet jeigu mes kažkurį darbą dirbam ir mes kankinamės tenais, labai stipriai pavargstam, praktiškai mes užimam ne savo pareigą. Ir dažnai žmonės dirba kažkokį darbą, kurį laiką su didžiausiu entuziazmu dirba, ane? Ir po to reikia keisti tą darbą. Po to vėl dirba, ane? Ir vėl po to reikia keisti tą darbą. Po to vėl į kitą darbą nueina ir vėl dirba, ir vėl į kitą darbą eina. Kodėl? Tai, kad nelaimingas tam darbą. Kodėl? Tai, kad ne savo darbą dirba. Daro ne tai, kas jam yra priskirta pagal materialios gamtos būdas. Ir kas atsitinka tokiam žmogui? Jis kaltina visus aplinkui. Čia tas kaltas, čia mano viršininkas kaltas, čia šitas kaltas. Visi kalti, tik ne aš. Vadinasi, reikia keisti aplinką. Ir kai pakeičia aplinką, atrodo, va. Čia yra aistros būna. Dorybė, žmogus. Niekur neskuba. Jis apmąsto viską. Taip. Ir jis džiaugsmą pajaučia tiesiog iš pačio darbo. Ir natūraliai, kada jisai daro darbą, kuris jam patinka, jis yra mūsų laimingas. Natūraliai santykiai su kitais geri. Tai kad jis patenkintas to, ką jis daro. Žmogus aistruoja, jisai daro motyvuotas rezultatais. Jis nori kažką gauti, daug stengiasi, kad gauti tą rezultatą. Ir jo motyvacija yra rezultatas. Pavyzdžiui, nori pasistatyti namą arba nori būtą išsipirkti kažkokią, ne? Ir deda tiek daug pastangų tam, kad užsidirbti pinigą. Ne? Bet ir tas darbas jam nuo pačio ryto iki pat pabaigos jau kančia. Todėl, kad jis nejaučia, jam tas darbas tai yra tai, kas jam ateityje suteiks džiaugsmą. Ne? Ir jis kaip į kalėjimą, kaip į katorgą eina, atsikelia, vėl į darbą. Įkvėpia, kaip, žinot, kaip naras po vandenį. Plaukia, išneria. Pakvėpuoja vėl. Ir vėl plaukia. Vadinasi, neteisinga motyvacija, neteisingas pasirinkimas darbo. Ir už tai atsakingas viešpats Brahma. Ir kas atsitinka, žinot, kada žmogus nepatenkintas daro, prie ko visą tai prideda? Prie neišmanymų. Pyktis. Kada ateina pyktis, intelekto nebėra. Tai yra dorybės praktiškai nelieka. Žmogus nebegali mąstyti blaiviai. Jį užvaldo emocija. O kaip atsiranda pyktis? Dėjato višajam pum sangasti šupodžianti. Sangat sandžianti kamat kodlobidžianti. Žmogui mąstant apie jūsų objektus, įsivysto potraukis jam. Potraukis pagimdo geismą. Nepatenkintas geismas sukelia pyktį. Pavyzdžiui, žmogus aistros gūme, jis dirba ir galvoja, aš nusipirksiu butą. Ir žiūrėkit, jau jo dabartinis stovis, jis jau nebe čia. Jis mintise, kaip jis gyvens tam bute. Jis jau piešia, protas jau piešia vaizdą. Ten pastatysiu tokią sekciją, ten bus ten tokia duchovka aš įdėsiu. Tenais tokia tai grindis, tenais tokia akmenukų pridėsiu, ten dušas bus, nebus jokių durų, nieko ten tokio. Ir suprantat, ir jis jau gyvena nebe dabartį, jis gyvena. Ir dabar kažkas atsitiko, jis susirgo, pavyzdžiui, arba darbdavys ant jų užpyko, arba dar, ir jis nebegali dirbti to darbo. O planas jau, jis visą tai mato jūsų. Ir dabar jis gyveno, kad jis ateityje bus laimingas būtent šitam bute. Jis savo laimę nukėlė tenais. Ir dabar jo svajonė nebesipildo. Vajei, ir kas kaltas? Taigi šitas kaltas, jisai ten tą padarė, šitas kaltas, tą padarė ir anas kaltas, tą padarė. Darybės būna žmogus, jis patenkintas to, kas ateina savaime. Jisai supranta, kad darybės būna žmogus supranta, kad jam jau skirta.
šitam pasaulyje. Ir džiaugsmai, ir kančios. Jau numatuota. Karmos dėsnis jis veikia idealiai. Viskas jau surėdyta. Kai tik žmogus gimė, jau viešpats pagal mūsų praeities darbus jau pasirūpinęs yra. Ir, aišku, atrodytų dabar, kaip čia taip, jeigu aš nesistengsiu, jeigu aš nedėsiu pastangų, tai kaip aš uždirbsiu visą tai, savaime taigi nenukrisiu, ne? Tačiau Prabhupada sako, kas jums skirta, tas nukris. Dėsit jūs pastangas ar nedėsit, bet nukris. Ir duoda pavyzdį, sunku tai patikėti, bet kada pagal tokį pavyzdį, Prabhupada sako, nelaimės, nei vienas žmogus nelaimė. Niekas nesiekia tos nelaimės, bet jinai paima ir ateina į žmogus gyvenimą. Mesgi nei vienas nesistengiam, o dabar aš noriu būti nelaimingas. Aš noriu, kad man plyta ant galvos nukristų, arba aš noriu, kad išeičiau į gatvę ir man mašina partrenktų ir aš gulėčiau ligoninėj kažkur. Nei vienas nesiekia, ne tokių, absurdiška būtų. Bet pokštai ir įvyksta. Atėjo laikas ir įvyko. Ir Prabhupada sako, lygiai taip pat ateina laikas žmogaus gyvenime, ateina ir kažkokie tai džiaugsmingi momentai. Kažkas tai premiją duoda, kažkas tai loteriją išlošia, kažkam tai giminės duoda kažkokį palikimą, ar dar kažkas atsiranda, kažkokį bobutę, ar dar kažkas, vienu žodžiu. Bet ateina laikas ir tu gauni tai, kas tau priklauso. Ir tu dėsi pastangas ar ne. Dėl to Bhagavad Gita sako, kad viešpaties bhaktas, jisai nesiekia to, kas sunkiai pasiekia. Tiesiog nesiekia. Kad tai yra laikini dalykai. Ir jau visą tai numatuota. Ir jeigu mes dar nelabai tikim, mes galim perskaityti Bhagavad Gita. Ir Bhagavad Gita Krishna įtikinėja Arjuną, sako, eik, vykdyk savo pareigą, bet neprisirišk prie darbo rezultatų. Tu karys, tu turi atstatyti religinius principus, tu turi atstatyti teisybę, šitie piktavaliai žmonės, jie užgrobė karalystę. Maharadža Judištyra jis atliko aukojimus, ir jie buvo teisėti sosto paveldėti. Ir Maharadža Judištyra jisai atliko Radžasujų jagę ir išsiuntė pandavus į visą pasaulį, kad visa Bharata Varša būtų pavaldi imperatoriui. Ir jis subūrė visas valstybės, buvo viena nedaloma vedinė civilizacija, vadinasi Bharata Varša. Tačiau Duryodhana susitarė su Šakuni, su dėdė. Vienu žodžiu, jie apgavo Judištyrą. Ir pandavus ištrėmė ir, vienu žodžiu, visą karalystę pavergė. Ir Krišna įkvėpinėja, sako, tu turi gražinti viską. Ir demonai, jie natūraliai, kad jie visus aukojimus, nes civilizuota žmonių bendruomenė, jos tikslas yra bendradarbiauti tarpusavį ir galų gale patenkinti aukščiausią dievasmį. Gyventi taip viešpatės malonumų, viešpatės Višnų malonumų. Taip, kad žmogus pragyvenę šį gyvenimą tobulai grįžtų į dvasinį pasaulį. Bet demonai, jie sako, tenkinkitės čia ir dabar, po mirties nieko nėra. Vieną gyvenimą gyvenam, lūpkite iš to gyvenimo viskas, kas tik įmanoma. Ir jeigu kažkas maišo tai padaryti, žudykite, visus naikinkite. Ir tokiu būdu buvo naikinama brahmaniška kultūra. Ir Krišna sako Arjunai, tu turi kovoti už religinius principus ir atstatyti juos. Ir Arjuna dar abejojo ir galų gale viešpats Krišna jam parodė. Žinai, sako, iš tikrųjų kovosi tu ar nekovosi, viskas jau nulemta. Todėl, kad Krišna prieš 5000 metų atėjo dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių buvo, kad žemė buvo bumi, meldėsi Brahmai ir prašė palengvinti jos kančiai. Ir tokiu būdu Brahma pakvietė viešpatį Višnų Krišną, kad palengvinti žemės kančią, todėl kad buvo labai daug šatrijų ir buvo labai daug demonų. Ir žemės slėgė šitą naštą. Ir Kurukshetros mūšio lauke žuvo 260 milijonų žmonių.
200 per 18 parų, įsivaizduoju, koks tai mūšis buvo. Ir buvo palengvinta žemės, nes tai praktiškai vien kšatrijai žuvo. Ir Krišna sako Arjunai, kovok, kovok, bet nesirūpink rezultatais. Tau tai reikia atlikti savo pareigą. Tavo pareiga yra kovoti. Dėl to mes ir turime išsiaiškinti, kokia iš tikrųjų yra mūsų pareiga. Mūsų pareiga prieš visuomenę, mūsų pareiga prieš tėvus, mūsų pareiga prieš vyrą, prieš žmoną, prieš vaikus, ne? Ir mūsų pareiga prieš Dievą. Mes turim sužinoti, kas yra ta pareiga. Ne? Kitaip mes gyvenam, kaip Prabhupada sako, žmonės, kurie neturi pareigos jausmo, jie tiesiog kaip gyvūnai. Jie gyvena, maloniai kvepia, gražiai skamba, skanu, malonu paliest, gražu akiai, ir praktiškai kontroliuojami šitų jausmų. Ir netgi kartais, jeigu pasižiūrė gyvūnai netgi dar didesnį prisirišimą turi, pavyzdžiui, prie savo vaikų, prie savo, pažiūrėkit, kaip beždžionės, pavyzdžiui, gina savo vaikučius, nešioja, net vaikutis įsikabina ir visur su savim nešioja Vrindavanį daug. Gali pamatyti, kokie artimi santykiai. O dabar vaikutis gimė, pavyzdžiui, motinos ir, ne, čia mes dar nepasiruošę vaikams, ne, į vaikų namus kažkur atiduoda, ar iš vis dar baisiau abortus pasidaro, ne. Matot, gyvūnai kai kurios atvejose net labiau pažengę yra už žmones. Net, sakykime, nepalieka, net nepabėga nuo atsakomybės. Tai kol nėra to pareigos jausmo, praktiškai žmonių civilizacija nieko negeresnė už gyvūnų bandą. Ir Krišna sako, rezultatai priklausys ne nuo tavęs. Tau tiesiog reikia vykdyti savo pareigą. O kokia kario pareiga? Kario pareiga. O kario pareiga yra ginti ir žeisti. Kšat yra ginti, trije. Kšat tai yra žeisti, o trije tai yra išvaduoti, tai yra saugoti. Ne? Kaip ir policininkų koks ten šūkis yra. Tarnauti ir saugoti. Ne? Kažkaip tai. Praktiškai Krišna įkvėpinėja Arjuną kaip policininkų, eik ir vykdyk savo pareigą. Ir sako, Šrila Prabhupada pavyzdį tokį, kada karys kare žudo, niekas jam už tai medalį kabina. Jeigu jis gerai ten pasidarbavo, gerai pažudė ten, ne, kaip sakyti. Keistai skamba, ne? Bet kare, jeigu kažkas gerai pakariavo, ten didvyris pasirodė, jam medalį užkabina. Bet jeigu tas pats karys grįžęs, sakykime, namo, be jokios priežasties ima ir šaudo kažką tai už tai, kad jam kažkas nepatiko, jis sodina į kalėjimą arba irgi nužudė. Tai to irgi Krišna sako, vykdyk savo pareigą, tavo pareiga yra statyti religinius principus. Bet tuo pačiu metu sako, kaukis, bet tuo pačiu metu galvok apie mane. Vėlgi jis sako, materialiam, žiūrėkit, ir materialiam lygiai duoda nurodymą, ir dvasiniam lygiai duoda nurodymą. Duoda nurodymą, kaip psichofiziniam stovi žmogus, ane, kšatrijas, karys, ane, tavo pareiga atstatyti religinius principus. Bet taip kaip tu esi Dievo dalelytė, ane, tarnas amžinas, tavo pareiga galvoti apie mane. Ane? Dėl to išorinis darbas, kurį mes darom, išoriniam savo pareigom mes Dievo nepatenkins. Sako, ten, kur mūsų mintis, ten ir mes. Girdėt tokį posakį? Apie ką aš galvoju, ten aš ir esu. Aš nekėsiu su žmogumi ir sakai, tu ne čia. Kaip ne čia? Taigi va, aš čia. Ne, čia tavo kūnas, bet tu tenais. Kažkur tenais arba tenais. Taip ir yra. Teisingai. Mokytojai irgi sako, sugrįžk, sugrįžk per pamoką, dėsta kažką ir mato vaikas, svajoja kažką, sugrįžk.
Ir toj Krišna sako, ir vykdyk savo pareigą ir galvok apie mane. Bet neprisirišk prie rezultato. Ir jis po to parodė, žinai, sako, kovosi tu ar nekovosi, viskas jau taip nulemta. Ir kada Krišna atskleidė savo visatos pavidalą, Ardžunai kojas net pakirto. Tada ką jis pamatė siaubingus pavidalus. Jis pamatė Višnų pavidalus. Jis pamatė Brahmą, pamatė Šivą, pusdievių begalės. Matėt paveiksliuką, ne? Bhagavad Gita dainininkas pabandė įvardinti, kažkaip įvaizdinti. Praktiškai tai neįmanoma. Netgi šitom akim neįmanoma tai pamatyti. Netgi šito protu neįmanoma pabandyti pamastyti, ką pamatė. Tam tikras užuominas perteikė Bhagavad Gita, kągi Ardžuna pamatė. Ir kodėl Krišna jam parodė, kad Ardžuna paprašė, sako, gal gali man parodyti, kaip tu ateini į šitą visatą, kokiu pavidalu. Gali man parodyti Gratrūpą, visatos pavidalu. Ir Krišna sako, jo, gerai. Tu man nepavydė, aš tau parodysiu. Ir sako, bet šito materialiom akim tu to pamatyti nesugebėsi, negali. Aš tau duodu dievišką regėjimą. Ir kai davė tą dievišką regėjimą, Ardžunai kojas pakirto. Jie draugiškose santykiuose buvo su Krišna. Draugai, pusbroliai. Jie kartu miegodavo. Kartais Krišna ir Ardžuno kojas užsidėdavo ant jų. Kaip draugai, žinot. Draugiškai. Ir kai jis pamatė visą tai, jis vežime susmuko. Jis atsiklaupė, sudėjo rankas ir melstis pradėjo. Įsivaizduojat, jis su kažko draugaujat, bendraujat ir vieną dieną jo galybė pasireiškia. Oho. Ir sako, tam ir yra viešpatės Krišnos galybė, kad jis, būdamas didis, elgėsi kaip paprastas žmogus. Ir duoda pavyzdį Šrila Prabhupada, pavyzdžiui, kaip špionai, agentai. Ir kažkokios šalies. Jie atvažiuoja į kitą šalį ir elgėsi visiškai, nieks net negali įtarti. Jie apmokyti taip yra, kad nieks net negali įtarti, kad jie yra slapti agentai. Gyvena paprastą gyvenimą, dirba ten inžinieriais. Kažko tai, ne? Iš tikrųjų vykdo slaptą misiją. Tai vat ir viešpats irgi ateina ir retos asmenybės tik tai, kuriems leista pamatyti. Pavyzdžiui, kaip Šri Čaitanya Mahaprabhu, kada jisai buvo žemėje prieš 500 metų. Irgi nedaugelis žinojo, kad jis yra aukščiausias Dievo asmuo, bet kai kurie atsidavusiai, net pačioj vaikystėj, jau gavo daršaną, gavo sugebėjimą pamatyti, kad čia yra aukščiausias Dievo asmuo. Daug labai nuostabių istorijų. Ten yra Šri Čaitanya Čaritamrita, daugybė tomų. Ir kada paskaitysit, kas angliškai skaitot, gali biblioteką arba paimti pasiskaityti. Tiek nektariškų yra istorijų. Pavyzdžiui, viena istorija, kaip Džaganatha Mišros namuose vienas brahmanas keliaujantis užėjo pas Džaganatha Mišrą, ir Sačimata, Čaitanijos Mahaprabhu, tėtį ir mamą. Ir tėvai matydami, kad jos namus, Džaganatha Mišras buvo panditas, tai yra mokslininkas, vedų raštų, Ramanas. Ir pamatė, kad jų namus aplankė labai išaukštantą asmenybę, nusirengė ir paprašė, sako, gal galėtum pagaminti kažką tai. O tas brahmanas, jisai garbino Šalagramą Šivą, aukščiausią Dievo asmenį, tam tikrų formų. Tai yra tokie viešpats įsikūnė akmens pavidalu, akmenukai tokie. Ir Gangos ištakose yra randami ir juos garbina. Ir sako, gal mes galėtume pagaminti, gal tu galėtum pagaminti dievybę, jau kažką tai mes duosim produktų. Jo, sako, gerai, su malonumu. Ir jis ten visą puotą didžiausią pagamino. Ir jau kai dėjo ant altoriaus jau siūlį, atėjo Čaitanya Mahaprabhu, jis buvo mažas berniukas. Atsisėdo nuo altoriaus ir pradėjo valgyti viską iš tų lėkščių. Ir brahmanas meditacijai ten giliai buvo pasinėręs, ten siūlė tą maistą. Jis atsisėdo ir pradėjo valgyti iš Krišnos indų. Ei,
čia pakilo triukšmas, tėtis ir mama, jie Nimajų subarė ten, kaip tu drįsti, kaip tu gali, o jis visada toks labai išdykęs buvo, čia ten labai išdykęs buvo vaikystėj, ne sekundės nebuvo ramybės tėvams, bet už viso to jauti didžiausią laimę, kad čia ten Mahaprabhu išdykaudavo ir tiek škados pridarėsi. Kodėl aš apie tai? Ir Džaganatha Mišra labai atsiprašinėjo, kad jisai sugadino visą aukojimą. Ir sako, būk geras, jeigu gali dar kartą pagaminti viską, o štai produktai jau nauji, viską. Ir vėl tas brahmanas viską gamino, tvarkė. Ir tėvai labai saugo ir ten Chaitanya Mahaprabhu, bet jis paleido savo iliuzinę energiją ir tėvai vėl tik kažkur akimirką užsimiršo ir vėl jisai šoko ir viską vėl valgyti pradėjo. Kaip tu, pagaminti trunka laiko, jau vakaras, o Džaganatha Mišra galvo, aš nesugebėjau patenkinti brahmaną savo namuose. Visi alkani, nieks nevalgęs, jis sugadino visą, sako, negalima maisto, jeigu pavalgė, paragavo kažkas, jų negalima į dievus. Ir galų gale, trečią kartą jie Chaitanya Mahaprabhu užrakino sandėliukį jau tą, kad jis nebemaišytų ir vėl tas brahmanas pagamino ir siūlo. Ir kada jisai siūlė, kada jis atmerkė akis, jis pamatė, kad tas pats berniukas Chaitanya Mahaprabhu stovi ir jis apreiškė savo dvasinę formą, Ir sako, žinai, iš tikrųjų, tai tu man ir siūlė, aš dėl to atėjau ir priėmiau. Su tokia meilė tu siūlė, aš sako, atėjau ir priėmiau. Sako, ir aš tave labai seniai stebiu ir visada tave globoju. Ir ten aš nepamenu, kas jisai iš praeitų gyvenimo, ne? Esmė, kad jis atskleidė, kas jis buvo praeitą gyvenimą tam brahmanui. Ir pasakė, aš nutariau tau parodyti, kad aš atėjau dabar, nes tu esi labai brangus man. Bet tik tai prašau vieną, niekam nepasakok, kas aš esu ir ką aš čia darau. Kad nieks apie tai nesužinotų. Ir leidžiu kažkur netoliese apsigyventi ir stebėtis. Viešpats, kai jis nori, apreiškia savo formą, savo pavidalus ir buvo dar keletą metų patvirtinimų. Po to visai kažkas šneka ir čiaudo šalia, kažkas manęs teisingai šneka. Nes aš nieko neišgalvoju, tiesiog atpasakoju tai, ką pasakoju Šrila Prabhupada, ką pasakoju mūsų dvasiniai mokytojai, ką pasakoja šventraščiai. Ir viešpats Ardžūnai irgi atskleidė Virat Rūpą, visatos pavidalą. Ir jis pamatė, kad viskas jau nulemta. Jis pamatė, kad tie kariai, kurie susirinko į šitą mūšio lauką, skrenda į Višnų burnas. Kai kurie pakibo ant Višnų dantų, gigantiškos formos, žarnos, kaulai, vienu žodžiu, siaubingas vaizdas. Ir kaip ten minima Ardžūna, net pakirto kojas, o jis sudėjo rankas ir kas tu? Jis išsigando. Su Krišna jam buvo viskas aišku, Krišna yra draugas, draugelis man, jis bratanas. O čia kai pamatė, vajei. Ir jis iškart pradėjo atsiprašinėti, atleisk man, kad aš per savo neišmanimą, aš tau sakydavau, kartais jis ir Krišna ir pabardavo ir ten pasijuokdavo iš jo, žinot, kaip draugai, per dantį, kaip sako, patraukė, pašėpė, ten dar ką, atleisk man, vajei. Sako, ir būk geras, grąžink savo tą nuostabą dvirankį, savo Šiamas Sundaros pavydalas. Aš nebegaliu. Tai vat, mes kalbam apie tai, kad nulemta. Žmogaus gyvenime jau nulemta. Visi džiaugsmai, visos kančios jau nulemta. Nėra prasmės tiek daug laiko ir energijos atiduoti, siekiant kažkokių tai materialių dalykų. Nėra prasmės. Visą tai, kas mums skirta, ateis. Kaip irgi Šrimad Bhagavatam aprašyta, vienas išminčius meditavo ir galų gale jis
pasiekė labai aukštą dvasinį lygį. Kažkurio momentu jisai pajuto, kad jam reikia žmonos. Ir jis atėjo pas tėvo, jo tėvas jau irgi didis išminčius buvo, kardamonas. Jisai sako, žinai, sako, aš su vardais bijau suklysti, pasitikrinti, vardų nesakysiu, tiesiog pačią esmę pertiksiu. Ir jis sako, man reikia žmonos, aš noriu žmonos, aš ieškau. Sako, žinai, neskubėk. Tau jau žmona tokia paruošta, gražiausia princesė. Jinai jau yra. Ne, nors jis jos net ir nematė dar, ne, bet tėvas jam sako, nepergyvenk, viešpats tau paruošęs jau yra viską. Viską, kas tau priklauso, jau gausi. Tai kur mes turim skirti visą savo dėmesį? Dievo garbinimą. Teisingai. Ir nėra prasmės garbinti nei viešpatės Šivos, nei viešpatės Brahmos. Viešpats Šiva atsakingas už naikinimą, viešpats Brahma už kūrimą. Jeigu šventraščiai prašo, jeigu žmogus nori materialios gerovės, tai jam reikia garbinti Šivą. Nes viešpatį Šivą labai lengva patenkinti. Labai lengva. Ašutoša. Lengvai patenkinti. Ir jis labai gailestingas yra. Labai gailestingas. Ten trumpučiuką tik tai pasiūlai, pasimetė, žiūri, pinigai byra iš dangaus. Aišku, čia tai skamba, ne? Bet net Krišna aukščiausias Dievas mūsų šitoje knygoje kalba apie tai, kaip čia gaunas, kad Šivos garbintojai yra baisiai turtingi, nors pats viešpats Šiva, jisai purvinas, jisai apsibarstęs pelenais, ne, su tigro kailiu vaikšto, nuogas praktiškai. Murzinas, po krematorijus trankosi, sėdi medituojate, kaukolis pasičia, girliandą iš kaukolį. Jis pat neturtingas, po medžiu gyvena. Viešpats Šiva gyvena po medžiu. Bet sako, tie, kas garbina viešpatį Šivą, turtingi siaubingai, pasakiški turtai pas juos, karaliai, ten, maharišiai, ir visėliai. Ne maharišiai, atsiprašau, maharadžiai. Ir, o sako, tie, kas garbina Višnu, viešpas Višnu, turtingas, visi turtai pasaulio priklauso, bet kas garbina Višnu, Brahmanai, skurdai gyvena, kaip suprast? Tokia tendencija. Dėl to, kas nori turtų, tai jiems reikia garbinti viešpatį Šivą. Kas nori turėti labai stiprų intelektą, reikia garbinti, šventraščiai rekomenduoja garbinti Brahmą. Nes Sarasvati yra viešpatės Brahmų žmona. Tai yra iš kalbos deivė. Intelektai. Jinai suteikia galimybę labai raiškingai, labai aiškiai, gražiai kalbėti. Tai reikia garbinti. Bet sako, ar yra troškimų, ar nėra troškimų. Bet kuriuo atveju vis tiek yra geriausia garbinti aukščiausią Dievo asmenį. Nesikreipti pusdievius, pagalbos. Tai kad kas be nutiktų. Jeigu yra tie troškimai, pasikreipi viešpatį. Tai kai viešpats duos tą materialią gerovę, tai su ta materialia gerovė ir duos supratimą, kad laimės tau tai net neš. Galų gale, tu net jeigu jis atims visą tai, ką tu turėsi, tu jausi dėkingumą jam. Todėl, kad tu turėsi daug aukščiau negu tai, ką gali suteikti materiali energija. Mūsų materiali energija patenkinti negali, nes mes esam dvasinės prigimties, mes esam dvasinės sielos. Čia Prabhupada duoda labai vaizdų pavyzdį, ištraukti žuvį iš vandens ir pabandyti ją aprūpinti viskuo. Kailinius nupirkite, įdėkite televizorių, ekranų plokščią, 10x10. Kolonėlės didžiausias, įjunkite, Ferrari kokį sodinkite, uždusta.
paleisti vandenį, reikia, iš karto atgyja, žuvis, šakinėja, patenka. Taip ir mums reikia. Namo, į dvasinį pasaulį. Bet mes tiek daug pastangų dedam čia, kad įsikabinti tą materialų pasaulį. Mes nesakom, kad visą tai reikia apleisti. Krišna sako, vykdyk savo pareigas. Vykdyk. Tai dabar, kai aš taip pasakoju, jūs galite pagalvoti, nu va, viską metu, dabar tik tarnauju Dievui ir viso gero. Čia atėjo vakar skustis viena moteriškė, Dešaratkas Sutai. Prieš metus jisai platino knygas, jis rinko aukas, Vedų kultūros centrui palaikyti ir apmaitinti žmonės. Ir su savim knygutės nešiojasi. Ir viena moteriškė pastoviai, verslininkė pastoviai paremė Vedų kultūros centrą. Ir jinai keletą knygų pasiįsigijo, paskaito, pritarė labai. Bet vakar jau atėjo su pretenzija, sako, aš tas knygas ten perverčiau, per daug neskaičiau, dukra paskaitė. Vyras yra, vaikutis yra. Ir vakar išėjo iš namų, viskas, išėjo pas Krišną. Ir mes sėdam ir aiškinamės, kas čia toks ten pas Krišną pasiėmė dukrą. Ir ten neaiškus. Ten žmogus, mes jo nepažįstam, jis ne mūsų bendruomenė. Bet jis me užpamokslavo, kad reikia viską palikti ir visko atsižadėti. Iš tikrųjų, tai yra netikras atsižadėjimas. Tikras atsižadėjimas, mes matom Bhagavad Gitoje. Vykdyk savo pareigą, bet galvok apie mane. Kada Sanatana Gosvamis ir Rupa Gosvamis, tai yra, jie buvo Sakar Malika ir turėjo musulmoniškus vardus ir jie tarnavo musulmonų karaliui. Čaitanya Mahaprabhu, jau kada suaugęs buvo, ne kaip mažas vaikas, jis suaugęs buvo, pamokslavo Dabir Saha ir Sakar Malika. Buvo jų vardai. Ir kada jie išgirdo apie Čaitanya Mahaprabhu, jie buvo didžiai išminčiai, banditai. Jie buvo ministrai. Didžiausius turtus buvo susikrovę. Tokia jų padėtis buvo visuomenė. Ir kai tik jie išgirdo apie Čaitanya Mahaprabhu, jie iškart nuėjo su juo susitikti. Nusilenkė, įsidėjo šiaudą į burną, atėjo ir nusilenkė. Šiaudas burnoje, tai rodo, kad žmogus reiškia didžiausią pagarbą. Taip pat dar baktai, kaip Linutė nešioja, kaip Elena, šaliką nešioja, šalikėlį ant kaklo. Sako, ką tai reiškia, tai nuolankumo ženklas. Tokiu būdu išreiškia nuolankumą. Ir įsikandę šiaudą, jie dandavat. Danda reiškia lazda, o vat tai yra nugriūt kaip lazda. Nukrito prieš Čaitanya Mahaprabhu ir sako, mes paliekam viską, mes keliausim su tavimi. Čaitanya Mahaprabhu sako, niekur neskubėkit, nieko nepalikit, grįžkit, vykdykit savo pareigas visuomenį, bet galvokit apie mane. Kartokit, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ir atėjo laikas, viskas taip susidėliojo į savo vietas, kad galų gale jie buvo su Čaitanya Mahaprabhu. Bet Čaitanijos Mahaprabhu nurodymas buvo, nebuvo, jo, palikit viską, atiduokit, išdalinkit. Ne. Jis pasakė, nieko nekeiskit savo gyvenime. Grįžė tako, vanė tako, sada hari boli dako. Ar tu gyveni namuose grįžė, tai yra namai. Ar tu vanė, ar tu gyveni miške. Pastovi kartok šventą Dievo vardą. Sada hari boli dako. Pastovi šlovint hari vardą. Hari boli. Taip, kad nieko keist nereikia, tiesiog reikia įsileisti Krišną savo gyvenimą. Kaip Šrila Prabhupada irgi Amerikoje, kai jis pamokslavo, sako, jūsų nuostabi šalis, jūs čia labai gerai gyvenat. Pagal šastrą manoma, kad jūs gyvenat labai turtingai. Jums, sako, nereikia kovoti už būvį, jums nereikia kovoti už maistą.
Iš tikrųjų, realiai, jeigu mes pasižiūrėsim, mums nėra didelės kovos. Jeigu mes žvilgtersim, kaip gyvena Afrikos gyventojai, matėt kažkur video, ne, kažkas tai ten per žinias, kudučiai, va tokie, nėra ką valgyti. Ir ten visos mintis, kur gaut maisto, kur gaut maisto, kur gaut maisto. Ir žmonės miršta iš bado, realiai miršta iš bado. Mums sunku net pagalvoti apie tai, todėl, kad mes nejaučiam to. Ne? Nu, ten kartais gal ten trūksta ten tų pinigėlių, nepritiklis, tai ten kokio saldainio gal negausi, ar dar kažką, ne, bet tai jau kažkoks diskomfortas, bet nejaučiam tokio stipraus diskomforto. O ten ne vien tik apie maistą galvoju, nėra valgyti, nėra valgyti. Sako Prabhupada, jums nieko čia netrūksta, jūs labai gerai gyvenate. Vienintelio, ko jums trūksta čia, tai Krišnas. Įsileiskit Krišną į savo gyvenimą ir jūsų gyvenimas bus sėkmingas. Labai paprasta. Nes Krišna yra dorybė. Ir aš noriu jums vieną istoriją paskaityti. Galėčiau papasakot, bet taip kaip pasakoja Šrila Prabhupada, man niekad nesigaus. Apie tai, kokios iš tikrųjų yra Krišnos nuostabios savybės. Ir klausyti apie Krišną, aišku, ne iš tokio šaltinio, bet mes dabar pabandysim iš tyro šaltinio paklausyti apie Krišną, nes Šrila Prabhupada yra tyras viešpaties atsidavęs, ne? Mes pabandysim prisijungti, būtent mintimis, savo širdimis, prisijungti prie to, koks iš tikrųjų yra Krišna. Ir tas savybės stebina, žavi. Skaitom iš knygos Krišna aukščiausias Dievo asmuo, skyrius, kuris vadinasi Nepaprasta Krišnos galybė. Labai seniai ant Sarasvati upės kranto susibūrė didieji išminčiai atnašauti didžiąją Satrajagijos auką. Tokiuose susibūrimuose didieji išminčiai paprastai svarsto vedų dalykus bei filosofinius klausimus. Susirinkime, apie kurį čia kalbama, iškilo toks klausimas. 3 valdančios šį materialų pasaulį dievybės – viešpats Brahma, viešpats Višnu ir viešpats Šiva – nustato kosmoso tvarką. Tačiau kuris iš jų yra aukščiausiasis? Ilgai svarstę šį klausimą, jie galop išrinko didįjį išminčių Brigų, viešpatės Brahmos sūnų, kuris turėjo išbandyti 3 valdančiasias dievybės ir pranešti susirinkusiems, kuri iš jų pati aukščiausia. Su šia užduotimi didysis išminčius Brigų Munis pirmiausia iškeliavo į savo tėvo buveinę Brahmaloką. Brigų Munis yra Brahmos sūnus. Viešpats Šiva yra ir brolis. Tėvo buveinė Brahmaloka. 3 dievybės valdo 3 materialias ypatybės – dorybę, aistrą ir neišmanymą. Išminčių sumanimu Brigų turėjęs patikrinti, kuri dievybė turi daugiausiai dorybės bruožų. Todėl atėjęs pas savo tėvą viešpatį Brahmą, Brigų Munis tyčia neišreiškė jam pagarbos, nenusilenkė ir nepašlovino jo maldomis. Įdomiai skamba, ateini pas tėvą, turi pašlovinti tėvą, nusilenk, pagarbą jam parodyti. Vedų kultūra, ne? Labas tėvai, kaip gyvas. Daug pinigų. Mūsų kultūra, ne? Vedinė. Tačiau Brigų Munis tyčia neišreiškė viešpačių Brahmai pagarbos, nes norėjo pamatyti, kai viešpats Brahma reaguos į tokį atsainų jo elgesį. Sūnaus įžūlumas, labai supykdė viešpatį Brahmą ir apie tai buvo galima spręsti iš tam tikrų požymių. Jis buvo pasiryžęs pačiai baisiausiai bausmiai prakeikti Brigų, bet Brigų buvo jo sūnus. Todėl didžia savo intelekto jėga viešpats Brahma pažabojo sukilusi pyktį. Matot, netgi tokios didžios asmenybės supyksta, pagarbos neparodo. Ką kalbėti apie mumis? Brahma supykta. Matot, kaip giliai tas ahankara, noras, kad mus garbintų, šlovintų. Ir tai nėra baisu, jeigu batas pamato tai savyje. Aišku, kada
supranti, kaip visą tai žemą, tai gali šoką net patirti. Tai reiškia, kad nors viešpati Brahma stipriai veikia aistra, jis galėjo ją sutramdyti. Viešpatės Brahmos rūstis ir gebėjimas jį suvaldyti yra tarsi liepsna ir vanduo. Vanduo randasi iš ugnies. Mane įdomi, vanduo iš ugnies. Tačiau ugnį galima juo užgesinti. Taip lygiai ir viešpats Brahma aistros paveiktas labai įpyko, tačiau paėgė savo aistrą sutramdyti, nes Brigumunis buvo jo sūnus. Išbandęs viešpatį Brahma, Brigumunis patraukė tiesiai į Kailašos planetą, viešpatės Šivos buveinę. Brigumunis buvo viešpatės Šivų brolis. Pamatęs brolį, viešpats Šiva labai apsidžiaugė ir pakilo jį apkabinti. Bet viešpačiui Šivai priėjus, Brigumunis jį atstūmė. Brangus broli, pasakė jis, tu toks nevalyvas, o tavo kūnas visat ištepliotas pelenais, nesiliesk prie manęs. Labai tavęs prašau. Žinom, kodėl viešpats Šiva pelenais išsibarstė. Naikintojas. Iš tikrųjų jis įsibarstęs pelenais atsidavusiu ant savęs. Ir dar kitas momentas, tam, kad jo netrikdytų materialistai. Jis taip, kaip pasakyti, atstumiančiai atrodo, kad jo netrikdytų. Nes jis pastoviai meditacijai. Jis pastoviai nori kartuoti Hare Krishna, jis nori medituoti Krishna ir kad jo netrukdytų. Kai Brigumunis atsisakė apkabinti brolį, sakydamas, jog viešpats Šiva labai nešvarus, tasai baisiausiai tūžo. Na, įsivaizduojate, jūs pas brolį ateinat ir eiktų murzius. O, tai ko čia atėjai? Aišku, Brigumunis specialiai. Sakoma, kad įžeisti galima tiek veiksmu, tiek mintimis, tiek žodžiu. Veiksmu, mintimis, žodžiu. Pirmasis Brigumunio įžeidimas mestas viešpačiui Brahmai buvo padarytas mintimis. Jis mintimis, jis neišreiškė pagarbos tėvui. Vadinasi, mintyse, paprastai jeigu negerbė, vadinasi, mintyse kažką blogą galvoja apie tai. Nes jeigu gerą galvoja, visą laiką jauti pagarbą. Nes jeigu blogą kažką galvoja, viskas, nebegerbi tas žmogus. Čia tas toks ar toks, tą daro, viskas. Ir jau atitinkamai kažkaip tai. Jau pagarbos nėra. Dabar antrasis įžeidimas, pasakius viešpačiui Šivai, kad esą jis nevalyvas, buvo padaryta žodžiu. Jau jis pasakė, tu purvinas. Ne tik pagalvoju, tu purvinas, aš sakiau nevalyvas. Kadangi būdingiausias viešpatės Šivos bruožas neišmanimas, išgirdus įžeidžiamus brigų žodžius, jo akis iš pykčio pasruvo krauju. Nepajėgdamas susivaldyti, jis tvėrė trišakį ir buvo pasiryžęs vietoj užmušti Brigumunį. Visa tai vyko viešpatės Šivos žmonos Parvatė akyse. Jos asmenybė formavo 3 tarpusėje sumišusios gūnos, todėl ją vadina Triguna Maji. Šįsyk padėtį išgelbėjo ji, sužadinusi viešpatės Šivos dorybės ypatybę. Koks pamokymas, ne, šeiminiam žmonėm. Vyras gali būti tūžęs, ne, bet žmonė kiek, Ji krito vyrui kojas ir meiliais žodžiais įkalbėjo palikti Brigumunį gyvą. Išsigelbėjęs nuo viešpatės Šivos pykčio, Brigumunis tiesiu keliu patraukė į Švetadvipos planetą, kur gėlių patale ilsėjosi viešpats Višnu, o jo žmona sėkmės deivė masažavo jo lotoso pėdas. Tada Brigumunis tyčia padarė pačią didžiausią nuodėmę, įžeidė viešpatį Višnų veiksmu. Pirmasis Brigumunio įžeidimas buvo padarytas mintimis, antrasis žodžiais, o trečiasis veiksmu. Šie 3 įžeidimai yra vienas už kitą rimtesni. Įžeidimas mintimis yra palyginti lengvas, įžeidimas žodžiais jau daug rimtesnis, o įžeidimas veiksmu pats didžiausias. Taigi labiausiai Brigumunis įžeidė viešpatį Višnų. Sėkmės deivės akivaizdoje
jis koja palietė jo krūtinę. Įsivaizduoju, Dievui krūtinė. Aš girdėjau, Radhanatas Svamis pasakoja, jis spyrė viešpačiai krūtinę. Paspyrė, viešpas gulėjo. Kaip taip aš, nežinau, bet kiek drąsos reikia turėti, ne? Bet dabar, viskas vyksta viešpaties paleidimas. Niekas atsitiktinai nevyksta. Žinoma, viešpats Višnu yra visų maloningiausias. Jis neužsirūstino ant Brihumūnio už tokį elgesį, nes Brihumūnis buvo didis brahmana. Brahmanai reikia atleisti, net jei kitąsyk jis ir padaro įžeidimą. Ir viešpats Višnu parodė tai savo pavyzdžiu. Vis dėlto sakoma, kad po šio įvykio sėkmės deivė Lakšmi nėra tokia prielanki brahmanams. O kadangi sėkmės deivė neskuba dovanoti jiems malonių, jie dažniausiai yra labai neturtingi. Palietęs viešpatės Višnu krūtinę, Brihumūnis iš tikrųjų baisiai jam nusikalto. Tačiau viešpats Višnu yra toks kilniadvasis, kad to nė nepastebėjo. Vadinami, to net nepastebėjo. Žinot, va taip sunku suprasti, kaip taip čia mane įžeidiniai ir aš nepastebėsiu. Kaip jums atrodo, tai įmanoma? Įmanoma. Iš tikrųjų, tai yra įmanoma. Jūs teisus, tai yra įmanoma. Jeigu tavo sąmonės stovis tinkamas, nejauti. Jeigu tave nori apgauti, tave nori apiplėšti, nes jeigu tu bendrauji su žmonėm ir jeigu tu geroji sąmonės, tu nesupranti, po kokio mėnesio ar po 2 tu pagalvoji, prašy, mane norėjo paturnėti. Tiesiog tu kaip geri žmonės, kaip čia taip gali. Nesąmonė. Suprantat? Tai nėra naivumas, bet tai yra tiesiog, stovis. Žmogaus stovis. Kaip čia taip, kaip gali mane... Gal ir naivumas, tai būna tam pasakose, 3 brolis Jonas visąlaik toksai ir jam visąlaik sekasi. Bet tai nėra toks nuoširdus. Tai nuoširdumas, bet tai nėra naivumas. Tai tiesiog nuoširdumas, geraširdiškumas. Tai yra stovis, jūs teisus, jo. Ir Šrila Prabhupada jis nenaudoja, iš tikrųjų čia nėra nei vieno tuščio žodžio. Jeigu jūs paskaitysit Prabhupada, ten kiekvienas žodis, kiekvienas teiginys yra pasvertas ir pasakyta. Nes tai yra viskas nuleista iš dvasinio lygio. Ir mokiniai, kada vertė, kada darė klaidas, Prabhupada jisai pats skaitydavo. Kodėl tu taip parašėjai? Tu iškreipi visą esmę. Ir jis kiekvieno žodelio sustodavo, perskaitydavo. Ne. Dėl to, kai mes skaitom, aišku, vertimą jau vertėjas, kada geriausia angliškai skaityti, nes angliškai pats Šrila Prabhupada, kai jis parašė, tai kada skaitė, jis pats perskaitė. Viską taisė visas klaidas ir klaidų ten būdavo daugybė. Jis įrašydavo į diktofoną, o mokiniai po to viską versdavo, klausydavo ir taip tiek klaidų pridarydavo. Prabhupada asmeniškai skaitydavo. Kodėl čia taip parašė? To net nepastebėjo. Vadinamieji brahmanos gyvenantis Kali-Jugoje ir kitąsyk labai didžiuojasi, kad gali kojomis paliesti viešpatės Višnu krūtinę. Tačiau, kai Brihumūnis koja prisilietė prie viešpatės Višnu krūtinės, tai buvo kas kita. Nepaisant to, kad jis labai nusikalto viešpačiui Višnu, viešpats iš savo neregėto kilnumo pažiūrėjo į tai atlaidžiai. Viešpats Višnu nesupyko ir neprakeikė Brihumūnio. Priešingai, jis pakilo iš savo guolio kartu su žmona, sėkmės deivė, ir išreiškė brahmanai savo pagarbą. Brangus brahmana, tai, kad tu čia atvykai, man yra didžiausia laimė. Prisėsk ir pailsėk štai ant šio pagalio. Brangus brahmana, aš labai gailiuosi, kad nesuspėjau tinkamai tavęs pasitikti, kai tu tik įėjai. Aš labai tau nusikaltau ir prašau man atleisti. Tavo širdis tokia tyra ir tu toks didis, kaip vanduo nuplovęs tavo kojas gali išvalyti, kad vanduo nuplovęs tavo kojas gali išvalyti net švenčiausias vietas. Todėl prašau savo buvimu išvalyti Vaikunchos planetą, kurioje aš gyvenu su savo palydovais.
Brangus tėve, didis išminčiau, tavo kojos švelnios tarsi lotoso žiedas. O mano krūtinė kieta tarsi žaibo strėlė, todėl bijau, kad tu skaudžiai užsigavai, koja palėtęs mano krūtinę. Leisk paliesti tavo pėdas ir numalšinti skausmą. Ir viešpats Krišnu ėmė masažuoti Brigumūnių pėdas. Brangus valdove, kalbėjo viešpats Brigumūniui, mano krūtinė pašventino tavo pėdų prisilietimas. Ir dabar aš neabejoju, kad sėkmės deivė Lakšmi su džiaugsmu pasiliks prie jos per amžius. Lakšmi dar vadinama Čančela, nes nenustygsta vietoje. Todėl mes matome, kad kitąsyk turtingos šeimos per kelias kartas nusigyvena, o vargšų šeimos pralobsta. Materialiame pasaulyje sėkmės deivė Lakšmi yra Čančela, o Vaikunkos planetose ji niekada neatsitraukia nuo viešpatės lotoso pėdų. Kadangi Lakšmi dar vadinama Čančela, viešpats Narayana leido suprasti, kad ji ne visada glaudėsi prie jo krūtinės. Tačiau dabar, kai Brigumūnis savo kojos prisilietimu pašventino jo krūtinę, sėkmės deivė niekur daugiau nebesitrauks nuo jos. Brigumūnis žinoma suvokė, kad jis menkas prieš viešpatį ir aukščiausio Dievo asmens elgesys jie apstulbino. Iš dėkingumo viešpačiui jam užėmė gerklę ir jis negalėjo pratarti nė žodžių. Iš Brigumūnio akių ėmė ristis ašaros ir negalėdamas nieko pasakyti, nebylus jis stovėjo priešais viešpatį. Išmėginęs viešpatį Brahmą, viešpatį Šivą ir viešpatį Višnu, Brigumūnis grįžo pas išminčius prie Sarasvati upės kranto ir papasakojo apie tai, ką patyrė. Išminčiai labai dėmesingai jį išklausė ir nutarė, kad tarp viešpataujančių dievybių Višnu turi daugiausia dorybės. Šrimad Bhagavatam šios didžius išminčius pavadino Brahma Vadinam. Brahma Vadinam yra tie, kurie diskutuoja apie aukščiausią tiesą, tačiau prie galutinės išvados dar nėra priėję. Paprastai žodis Brahma Vadi nurodo į impersonalistus arba studijuojančius vedas. Tai rodo, kad visi susirinkusi išminčiai rimtai studijavo vedų raštus, bet dar nebuvo priėję prie galutinės išvados, kas yra aukščiausias absoliutus Dievo asmuo. Tai va, čia dar toliau tęsiasi, čia dar ilgai. Jeigu jums patiko šitą istoriją, jūs galite grįžę namo pasiskaityti, jeigu turite šitą knygą. Jeigu ne, ten biblioteka matau yra knygutės. Tai va. Taigi, mūsų tema ir buvo apie tai, kad viskas kilo iš aukščiausio Dievo asmens ir mes matom, kad netgi savybėmis viešpats pranoksta. Ne? Tai viena iš maldų Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitai čia kad Hitai Krišnai Govindaya Namo Namaha, kad viešpats Krišna yra Brahmanų garbinama dievybė ir jis yra labai brangus karvėms ir brahmanams ir viešpats rūpinasi brahmanams ir karvėms. Ir mes matom, kaip rūpinasi. Atėjo įžeidė, o jis atsiprašinė, atleisti tavo pėdą tokia švelni ir tu užsigavai į mano krūtinę, leisk iš to pamasažuos. Toks važiuoja Krišna. Šrimad Bhagavatam ki, gal turi kokių klausimų, komentarų? Kaip sužinot savo pareigą? Iš kur sužinot? Nes man, aš jau Bhagavad Gitą perskaičiau, mokytojų paskaitų klausau, bet nėra man visai aišku, kaip sužinoti savo pareigas. O kokias pareigas? Visas Apie savo kokias pareigas jis klausia? Apie visas Kaip kūnas, kaip siela? Apie viską. Apie viską. Apie tai, kad tu žmona į savo gali sužinoti pareigas iš Anantaros Prabhu, kaip dukra iš Anantaros Prabhu, kaip siela, kaip mokinė, turit klausti dvasioje, kokios mano pareigos. Ir atitinkamas turi būti stovis, kaip
Arjuna. Sako, užmiršau posmą. Sako, tarp man, kas man dabar daryti, kokia mano pareiga. Tai tas posmas. Aš užmiršau savo pareigas, būk maloningas pamokyti, kas man dabar daryti. O, sanskrit, pamiršau. Iškrito iš galvos. Tokioj nuotaikai turim, su ašarom akyse. Mes turim jaustis visiškai beviltiškai ir turim suprast, kad mums labai reikalinga pagalba. Eit pas mokytoją. Galima nueit pasikalbėti. Pirmas mano susitikimas su dvasiniu mokytoju buvo toks. Mokytojas į Kauną atvažiavo ir man baktai papasakojo, kad būtina pasikalbėti su mokytoju. Būtina. Turiu užduoti klausimus mokytojui, turiu gauti atsakymus. Nu jo, reikia būtina. Ir aš roviausi ten, kad susitikt su mokytoju. Bet realiai aš tokio poreikio nejaučiau, kad man reikia mokytojo, kad čia taip. Bet sako, kad reikia. Sako, reikia. Nu gerai, tai reikia. Bet realiai aš ir taip viską suprantu. Tas mokytojas. Bet mokytoją neapgausi. Ir taip gavosi, kad šitą kūlą prabūti. Sakau, man reikia keletą klausimų mokytojų užduoti. Labai rimti klausimai. O aš ten prieš 5 minutės paėmęs ir prigalvoju. Nu, tai, tą. Nu, čia paklausiu. Ir tai duris buvo praveras, mokytas net nežiūrėjo man. Jis taip pažiūrėjo kambarį. Ir taip atsisėdo ir sako, čia va Vaidas mokytojų, čia naujas baktas, nori užduoti jums keletą klausimų. Ir mokytas, aš girdžiu, kaip jis. Vaidas nori pasikalbėti su manim, ar jis turi rimtų klausimų. Ir taip šitą kalbą prabūt tarp durį stovi, aš mokytą nematau, koridoriui stovi ir mokytas manęs nematė. Ir kalbasi su manim. Per tas kaip atstumas, žinot, didžiulis. Praktiškai. Ir sako, šitą kalbą verti, sako, tu nori pasikalbėti tiesiog su mokytoju, ar tu nori užduoti jam kažkokių rimtų klausimų? Nu tai aišku, kad rimtų klausimų, rimtų. Realiai aš tiesiog norėjau pasišnekti, susipažinti čia, ką. Nu sako, kad tu reikia mokytojų rimtus klausimus užduoti. Aš kad rimtų. Mokytojas sako, nu gerai, tada tegul rytoj ateina. Ir taip ir aš nepapuoliu. Bet dabar aš mąstau, jeigu aš būčiau pasakęs, aš noriu tiesiog pasikalbėti, sąžiningai, taip kaip iš tikrųjų aš jaučiausi. Aš būčiau tą pačią akimirką atsidūręs prie mūsų. Bet taip kaip aš vaidinau kažką, aš nepapuoliu šalia. Kai mes irgi su Elena nuėjome mane į daržną, tai mūsų planas buvo toks, mes norim tą ir viskas, ir einam pas mokytoją. Ir ateinam, planas buvo toks. Ir mes mokytojas toks rustus sėdėjo. Ir mes jam išpiškinom, aš išpiškinau savo planus, ką mes čia planuojam, ką ten ką. Mokytojas toks rustus žiūrėjo. Nu ir ką? Tu nori, kad aš dabar ką padaryčiau? Sakau, mokytojau, nu aš dabar nežinau. Mes planavom taip, bet realiai, sakau, situacija yra va tokia. Tai ką tu nori, kad aš už tave dabar tą problemą išspręšiau? Nesakau, aš nežinau iš viską daryti. Mes atėjom spręsti va tą problemą, ne? Bet dabar taip viskas susiklo. Aš sakau, aš pasimetęs. Tai ką tu nori? Nu, duokit mums supratimą, kaip mums elgtis. Ir toks iš karto pasikeitė. Švelnus pasidarė. Juoktis pradėjome, toks artimas. Ir pradėjo kalbėtis su mumis. Nebebuvo to, nes mes atėjom reikalauti kažko. O dabar parodėm, nu, padėtis yra tokia, ką mums daryti, kaip čia mums elgtis. Lygiai taip ir Arjuna, jis atėjo tokioj padėty. Ne su savo planu. Nes paprastai mes turim kažkokį planą, aš darysiu tą ir aną ir viskas. Nu dabar patvirtinkit man, kad tai, ką aš darau, yra teisingai ir viskas, ir besvidani. Bet mokytas tam nereikalingas. Jeigu tu darai planą, vykdyti tą planą savo, varyk.
Mokytojas reikalingas tam, kad išsiaiškintų, kaip man teisingai elgtis, koks tas mano gyvenimo planas turi būti. Paaiškink man. Aš nesuprantu. Kiek aš bandžiau savo gyvenimą tvarkytis, aš tik tai aklavietės įlįsdavau ir viską. Okei, aš paleidžiu. Sako, mes pas mokytoją turim ateiti su, kai būna lenta, ir ten daug prirašyta, su nuvaryta lenta. Rašyk čia nes. Rašyk. Rašyk, kad mano širdys. Rašyk. Ir tai, ką užrašysi, aš įsikabinsiu į tai ir nugyvensiu visą gyvenimą. Ir galų gale gyvenimo su tais užrašais aš ateisiu į dvasinį pasaulį. Ir kartu aš toliau tau tarnausiu, kartu su tavim tarnausiu ir kartu su baktais tarnausiu aukščiausiam Dievas. Tai turi būti ten nuvalyta. Bet to mes turim, sako, Sakšat Darytina, Samastras Šastrai, Juktas Tatharba vieta ir Sandai. Kad dvasinėmis mokytoją turim garbinti kaip aukščiausią Dievą. Jo nurodymai nieko nesiskiria nuo Krišnos nurodymų. Jis yra vietininkas, atstovas Dievo. Jis visą savo gyvenimą atidavė tarnystėje. Tai va, kaip savo žmonos, kaip savo dukters pareigas jūs galite sužinoti, antros turbūt paklausti. Jau kaip dvasinės pareigas, tai turiu paklausti. Mokytos. Atsakiau. Nes žmogus gali turėti daug gurų. Jo, mokytas, pavyzdžiui, mokosi iš savo dvasinio brolio Vadžanas, Vada Haridas Prabhu. Nors jis yra šeimos žmogus, ne? Sanjasis eina, pamokas ima iš Kaikaskos. Ir visiems apie tai pasakoja. Taip. Kažkokiu posmu jisai klausė pas Šambhamadeva Maharažą. Maharaj sako, nepameni ten toks posmas. Ir jis iškart atsiprašo. Mes galim turėti daug gurų. Kiekvienos rytyje. Šivarama Maharadžas, kada ferma jie ten įsikūrė Vengrijai. Ir jie darė sandėlius, daržovės, kad išlaikytame. Ten atitinkama vėdinimą, ventiliacija turi būti sistema labai. Ir pasikvietė specialistus, pačius geriausius materialistus specialistus, net netikinčius žmonės. Pasikvietė tam, kad Rada Šiama Sundarai būtų pastatyti nuostabūs sandėliai. Ir tam tikrą srityje guru mokės. Žinau dabar kaip tas sistemas, kiti atvažiuoja ir rodo, čia taip įeina, čia taip išeina oras ten. Ir daržovės be jokių šitų purškalų labai ilgą laiką ir vaisiai išsilaiko, jie patys augina, sudeda ten. Ir tiesiog gamtos dėsniai, fizika, kažkam viešpats parodė visą tai, nes kažkas labai stipriai norėjo, atlikinėjo skėtis ir viešpats supažindino su tam tikra sritimi. Bet jeigu jūs norit, sakykime, šeimoje, kaip turėti gerus santykius, jūs turite eiti pas pažengusius grikastus. Jokiais būdais neklausti, kas liečia šeiminį gyvenimą, jokiais būdais neklausti viengungių. Todėl, kad viengungių jums kaip papasakos. Ir brahmachari irgi geriau neklausinėti. Tai kad brahmachari jums papasakos apie tai, kad reikia viską atiduoti Krišnai, vyras ir žmona tai yra Maja. Tada jums reikia susirasti žmonės iš tikrųjų tie, kurie yra laimingi šeiminiam gyvenime ir laimingai tarnauja Krišnai. O šių jūs turite gauti pamaldą. Kaip ir šiandien. Pažiūrėkit, ten antrą Prabhu laimingas. Pamokslavim. Julija laiminga. Laiminga. Gali gauti pamaldą. Taip pat yra, dar žinau, jūs vieną šeimą žinau. Gali ten paklausti. Kas dar klausia? Sakėt, aš suprantu, kad su aistra negalima vykdyti darbų, ar ne? Bet, pavyzdžiui, jeigu yra tikslas, įsivaizduoju, kad tas tikslas atneš gerą kažką. Galbūt čia tavo tik įsivaizdavimas, bet tu tai vykdai ir susiduri su sunkumais. Aišku, juos reikia įveikti, reikia pastangų dėti.
Ir, ir būna sunku tuo momentu. Galbūt nesimėgauji tą veiklą. Ar čia yra gerai, ar įveikti tos sunkumus, ar čia turėtum, kaip pasakyti, geriau, ramiau, ilgiau tai užtruktų. Nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad irgi kai statė šventyklą, skaičiau Prabhupados knygų, ten irgi buvo sunku, net pats mokytojas cementą ten saugojo vienu momentu. Tai irgi galbūt buvo sunku, kaip sakyti. Kaip čia atskirtos du dalykus? Čia faktas, eina kalba apie pavargimą. Sako, jeigu jūs darot kažkokį darbą, jūs pavargstat, nes nuovargis ateina ne dėl fizinio kažkokio tai negalavimo, kad aš pavargau fiziškai, dėl proto. Tai reiškia, jeigu jūs darot kažkokį darbą ilgesnį laiką ir jūs grįžtat labai grįžtat išsekęs, tai rodo, kad jūs nepatenkintas viduj. Eina kalba apie tai, kai jūs pastoviai save stumia, pastoviai save motyvuoji, daryk, tu privalai, reikia. Jeigu ne, pažiūrėk, kaip mano vaikai, kaip mano žmona, pažiūrėk, mes namą statom arba ten butą perka, pažiūrėk, skola. Ir suprantate, jūs pastoviai kovojat su savo protu, vadinasi, protas jausmai nepatenkinti. Vadinasi, jūs darot kažką tai, kas jums nenatūralu. Nes kai jūs darot tai, kas jums natūralu, protas laisvas, ramus. Jums patinka tas darbas. Ir maža to jūs dar už tai gaunat pinigus. Pavyzdžiui, kai kam patinka gydyti, kai kam patinka piešti, kai kam patinka plyteles kloti. Jam patinka, suprantat, jam patinka. Kai kam patinka verslą daryti, jam tai natūralu. Suprantat, nuo vaikystės. Vaikai, pažiūrėkit mokyklų. Vėlgi, prisiminkit save, ką jūs darėte mokykloje. Prisiminkit savo draugus. Kažkas jau markutėm ten keičiasi biznį, kažkas eina vagį. Arba sako, atiduok, už gerklės įmą, atiduok. Šatriškas savybės, jūs, kaip pasakyti, tokias, jis žino, kai jis įsidirbti jam gyvena, atiduok. Aišku, ten darybės trūksta, bet esmė, kad jis arba organizuoja kažką. O kitas dirba. Jis dirba, jam patinka dirba. O, duok ir tau padarysiu, duok namų darbus už tave padarysiu, o, tam duok padarysiu. Ką, manęs duok, nusirašyti, jo, aš už tave nurašysiu, jam patinka. O kitam patinka skaityti. Ramus, skaito. Ir irgi, tai, kas jums patinka. Suprantat, ir maža to, kad tu darai tai, kas tau patinka, ir tu dar už tai pinigus gauti. Jūs pasirinkit, ar toks variantas, ar tu dantis sukandęs, ir ar daisi tenais, ir motyvuoji save kiekvieną akimirką. Jūs grįžti ir motyvuoji. Ar tu darai tai, kas tau patinka, ir dar tu už tai pinigus. Ir net jeigu tu darai tai, kas tau patinka, faktas, kad bus momentas, tai kad pastoviai daryti, čia jau dorybė. Nes vien tik tai darbas, jau vien tik tai, kad tu darai kažką, tai jau aistros būna. Jeigu tu darai tai ne dėl Dievo. Nes jeigu tu darai tai dėl Dievo, tai yra transcendentinis dalykas. Kaip jūs teisingai sakė statybų. Kaip atėjo Džapatako Makaradės ir skūstis pradėjo Šrila Prabhupada. Mūsų visos praktikos esmė galų gale vieną dieną atsisėsti ir kartuot pastoviai Hare Krishna. Sako, bet aš dabar statau šventyklą, Maipūre, ir aš galvoju apie plytas. Šrila Prabhupada sako, žinai, ir aš apie plytas galvoju. Bet jis tada taip jį labai rimtai pažiūrė. Bet nejaugi tu galvoji, kad mano šventyklos statymas yra materiali veikla. Suprantat, ta veikla yra skirta viešpatės malonumui. Ten gyvens Dievas. Tai yra dvasinė veikla. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbat, sakykime, netgi darbą, kuris jums nepatinka, ne taip lėmė, likimas, karma, vėlgi jūs negalite taip paimti ir taip pasukti, dabar noriu taip, pavyzdžiui, aš nežinau, tiksliai turi kokia jūsų ten padėtis, nes čia. Ir aš net nežinau, aš tiesiog bendrą formą kalbu. Aš net bijau, jeigu aš ten pradėčiau lysti, aš net ir sugadinčiau tai. Aš tiesiog bendrus dėsnius pasakosiu, tiesiog, jūs jau pasirinkti. Tai netgi, sakykime, jeigu mes dalį savo darbo, net jeigu tai ir nuodėminga veikla, sakykime, pavyzdžiui, miškų kirtimas, tai yra ugra karma. Tai, kad mes atimam gyvybę medžiams, yra nukirtami. Bet jeigu tu tuos pinigus, arba dalį bent jau tų pinigų atiduodi tarnystei Dievui, šventyklos statymui,
sakykime, arba pamokslautojams, arba knygų rašymą, arba kažkokiais seminarams, arba prasadą tiesiog dalini žmonėms, nu kažkur tai kažką tai darai, ne? Dalį. Apsivalo. Tai apvalo. Suprantat, ir netgi, sakykime, jūs dirbat nemalonų darbą, bet vien tik tai nuo tos minties, o aš dalį skirsiu Krišnai. Ir iš karto jūs pajusit didžiulį palengvėjimą, nes ta veikla iš karto tampa dvasiška. Suprantat, nes dalis viso to jūs sujungia su Dievu. Ir daug lengviau. Ir va tai jums teiks džiaugsmą, vidinę ramybę. Suprantat? Tai pabandykite leisti Krišnai savo gyvenimą. Ten kažkiek tai, pavyzdžiui, nu, aš irgi, sakykime, jeigu mane asmeniškai, ten galima procentais, bet nu, aš pasižiūrėjau, nu, kol kas ten tiek nedaug ten tų pinigėlių ateina, ne? Nu, tai aš nutariau, nu, sakykime, mėnesio bėgį savo dvasinio mokytojų, aš tiek ir tiek nusiųsiu pinigėlį. Nu, kažkokią tai bendrą sumą, tiek, kiek aš galiu. Nes pastebėjau, kad yra tiek godų mane, pavyzdžiui, jeigu procentais, ne? Tai žiūrėjau sunkiau ten, nuprocentuota, ne? Bet kai vieną tokią sumą paskiriu, nu, kažkaip ramiau ten. Daugiau ten, nes vis tiek kiekvienam žmogui ir išlaidų būna kažkokių, ne, ir būna kažkokių tai atvirkščiai kažkokį darbelį duoda Krišna, dar kažką, ne, daugiau ateina ten ir ten pastovi balansuoja ir pastovi tokį, bet va tiek, aš, sakykime, aš galiu skirti. Ir tokiu būdu, žinot, aš jaučiu ryšį su dvasiniu mokytoju. Prieš tai aš platinau knygas, ne, tai aš nuo ryto iki vakaro meldžiausi ir su mokytoju, ne, o dabar, nu, va, jau mes sukūrėm šeimą, ne, dabar lauksim vaikučių, ne, tai mums reikalingi ir kažkokia tai gyvenama vieta, tas kažkas, ne, atitinka. Bet vat kažkokia, ir vat kai aš jaučiu iš tikrųjų, vat aš nusiunčiu pinigus dvasiniam mokytojui, ne, Lakšmai, aš iš karto jaučiu, kai jis gauna. Jis neįsivaizduojat, man iš karto toks jausmas, kad kažkokios vartus kažkokius atidaro, taip lengva praktikuoti, lengviau kartuoti, lengviau skaityti, lengviau klausyti, lengviau bendrauti su bardais. Toks jausmas, kad kažkas tai ten nuėmė kažką. Tokia. Lengvumas. Aš jaučiu taip. Perdaviau tokio lengvumo nėra, ne, bet kažkurio metu tik tai, ir iškart medė, tas gavo. Tokiu būdu ryšys. Tai atsakiau. Ačiū jums visiems. Dar noriu. Apie tą dirbtinį atsižadėjimą, kai nori ten viską mesti ir panašiai, pastebėjau tokį dalyką, kad dažniausiai tai būna bėgimas nuo savęs ir nuo savo problemų. Tada jau pradedi galvoti, kad čia būtų gerai viską mesti ir panašiai, bet tai susidūrimo su sunkumais yra savo kažkoks darbe ar kažkur. Taip bėgimas. Ja, bet matot, koks įdomus dalykas. Tai ir jūs teisus, tai yra bėgimas, bet žiūrėkit, ką mes gaunam atėję į Krišnos sąmonę. Mes gaunam atsarginį variantą. Mažu kas gali atsitikti gyvenime, bet kuriuo atveju aš galėsiu atsiduoti Krišnai. O dabar žiūrėkit, materialistui kaip bėdas. Jis neturi išeities, nusižudyti viskas. O čia žinau, aš bet kuriuo viską galiu Krišnai atiduoti. Viską galiu. Atsarginis išėjimas, taip sakyti. Bet čia dabar sakėt atsižadėjimą, bet tarkim, jeigu tu staigiai kažko atsižadi, tu darai tą vakumą, kuris kaip švytuoklė paskui tave atgal. Tai kas liečia atsižadint kažkokius tai, tarkim, pasninkas, susilaikymą nuo kažko, tai įmanoma. Po truputį, gali po žingsniukai. Bet kas liečia nuodėmingus dalykus, tarkim, ištrikavimą, vagimą, tarkim, čia aš jau kirštiną, nužudimą kažkokį, tai dabar staigiai imsiu, bet ir nežiūrėsiu moteris einantis gatve, bet vis tiek galva sukiuos, ar ne? Tai ką, tai ar aš teisus, kad truputį dėl Krišnos aš galiu tas moteris pasižiūrėti ir šitaip, ta prasme, save valyti? O čia darbas reikalingas, vienaip ar kitaip, nes jeigu vien tik tai paleisite, žiūrėsite, tai atrodo, kuris
paleidot jau jausmus, ane? O kad jūs kovosit su tuo, mes patys nugalėti to nesugebėsim niekada. Bet mes galim parodyti tik tai pastangą. Viena istorija yra, vieną kartą, praeitą, kada aš pasakau šitą istoriją. Vienas žmogus išgirdo Dievo balsą iš dangaus. Stumk kalną. Žinot šitą istoriją? Nežinau. Išgirdo balsą iš dangaus. Stumk kalną. Aiškiai girdėjo, išėjo. Kiekvieną dieną sako, ateik ir 15 minučių stumk kalną. Na, visi įsirėmė ir stumė tą kalną. Pusę metų jis stumė tą kalną, ateina šėtonas, atsisėda ir sako, nu, stumi, o ką? Pasakė Dievas. Durnas, tu nedur. Pažiūrėk save iš šalies, stumi tą kalną pusę metų. Nu ir tu pažiūrėk, nors milimetrą tai pastumi. Nu, durnis. Padurnino tave Dievas. Ir juokis. Nu, negali būt, nu kaip Dievas, tai jis mane myli, nu kaip jis mane čia pakvailino. Nu, pažiūrėk. Ir pasitraukė. Ir žmogelis jau, nu tiksliai, ką aš jis tu? Tiek to nestumsi. Na, apgavo, tikrai apgavo, nu ką, aš pusę metų čia įstumiu, jis ten nepir... Ir vėl, kurie nesąmonė, kam iš vis tą kalną stumti. Ir kitą dieną girdi. Kodėl nestumi kalną? Sako, viešpatie, nu prašau, nu atleisti. Ką žinau, stumiu aš tą kalną, sako. Jis ne per milimetrą. Palauk, sako, aš tau ką liepiau nustumt kalną. Aš tavęs prašau stumt kalną. Nu, bet tai vien, kokia prasmė, sako, naik į veidrodį pažiūrėti. Atsistoju, žiūri. Nusim maikutę, nusėmė toks. Sako, pameni, koks tu buvai prieš pusę metų? Hilas, ane? O dabar, pažiūrėk, į varžybas gali važiuoti. Rezultatas yra. Aišku, tu nenustumsi to kalno. Nuo manęs tas rezultatas priklauso. Nustumsi ar nenustumsi. Užsimanysiu, nustumsi. Bet aš tavęs prašiau, stum. Ir taip irgi sako, kad tas geismas, ane, mes jo nesukontroliuosim. Taip materiali gamta veikia, kad nu, šansų neturim. Ane? Bet viešpats sako, stengtis. O kaip stengtis? Viena žmona. Ane? Prabhupada sako, žmogus turi pasitenkinti viena žmona. Moteris turi pasitenkinti vienu vyru. Viskas užtenka. Tai yra, kaip moteris kontroliuoja vyro jausmus. Jis sukoncentruoja dėmesį vyro į save. Dėl to neturi puoštis prieš vyrą. Turi būti labai myli, turi šypsotis vyrui. Net jeigu jis neteisus dar kažką. Tada vyras jis jaučia norą rūpintis jie. O moteriai ko? Moteriai dėmesio reikia, ne? Kad jie rūpintisi. Vyras turi žinoti, jo pareiga yra puošti moterį. Dovanot dovanas, gėlės dovanot papuošalus, rūbus pirkti. Čia jau pareiga, vyro pareiga. Ir net tada žydės. Ir tada jis matys ją gražią šalia savęs ir jis nežiūrės kažkur tai ten. Supranta? Nes kai tik jis pasižiūrės kažkur, mano žmonikė. Ir ką? Jis patenkintas. Bet kai čia nėra gerusio, tada žiūri, ten ten. Brahmačia, kaip pasakyčiau. Čia va,